Noriu papasakoti istoriją apie du vaikus. 11 metų Antaną, gyvenantį Panevėžyje, ir 13 metų jo pusseserę Adelę, gyvenančią Vilniuje. Abu vaikai turi tą pačią močiutę, kuri vaikams per kalėdas davė po 200 eurų. Atėjus kitoms kalėdoms, Antano sąskaitoje jau buvo 250 eurų, kai tuo tarpu Adelės sąskaitoje švilpavo vėjai. O buvo taip. Antanas nusprendė pinigų neišleisti. Pasitaręs su gerai finansus valdančiais vyresniais giminaičiais, jisai pinigus investavo. Adelė tuo tarpu nebuvo nieko girdėjusi apie pinigų valdymą ir visus juos išleido, kelis kartus apsilenkusi prekybos pramogų centre su draugėmis. Antano tėvai savo darbuose uždirba vidutinės pajamas, gyvena nuomojamame bute. Adelės tėvai gauna aukštesnės pajamos ir gyvena nuosavame name. Ši istorija parodo, kad nepriklausomai nuo to, kur gyvename, nesvarbu, kiek uždirba mūsų tėvai ir aplinkiniai, gebėjimas tinkamai valdyti gaunamus pinigus gali padidinti mūsų turtą, o negebėjimas tokią galimybę atima.